Sveikas, Linai. Tu greičiausiai manęs nebeatpažįsti po šitiek metų, bet čia aš tavo brolis Tomas. Broli, jeigu žiūri šitą video, vadinasi atsitiko baisi bėda. Labai didelė bėda. Tu dar nepanikuok? Nu gerai, panikuok. Nors nepanikuok. Nepanikuok? Gerai, aš tau viską toj paaiškinsiu. Ištiko didelė bėda, kaip mūsų mokslininkų bendruomenėje sakoma, Maximus analus. Atsiprašau, jei žiūri šitą video, mums iškilo didelė grėsmė. Ne šiaip grėsmė, grėsmių grėsmė. Tokia grėsmena. Atsiprašau, grįžtam prie žinios tau. Ši mūsų laboratorija pastatyta už kapitalistų milijonus turėjo atrasti amžinos jaunystės serumą. Viskas ėjo teisinga linkme, pakeliui mes išradome amžinai variklį, visiškai energiją švaistančią lemputę, kelis naujus cheminius elementus ir idealų šašlyką, kuris turi kiaulienos minkštumą, jautienos skonį ir triušienos nekaltumą. Mūsų skyrius atsakingas už DNR mutacijas baisiai susimovė. Jisai paleido virusą, baisų virusą. Laiko apie jį tau pasakoti neturi, turi bėgti. Laiko net nesusiliko susirinkti daiktams. Užsidėk savo mylimiausią laikrodį, paimk alaus iš šaldytuvo ir beje, labai svarbu, ant šaldytuvo tu rasi knygą. Knygą, kurią aš tau palikau šią naktį, kai tu miegojai ir aš kaip koks iškrypėlis įlindau į tavo namus ir palikau ją ant šaldytuvo. Nekreipk dėmesio, paimk knygą ir bėk į lauką. Ten tavęs jau laukia agentas su tolimesnėmis. Jis turi tolimesnės instrukcijas. Dėjas lygiai taip pat nieko nežino, nes tik vakar pradėjo vargšelis dirbti. Bėk į lauką. Bėk. Bėk, broli. Broli, bėk. Bėk. Bėk, broli, bėk. Bėk. Broli, bėk, broli, bėk, broli, bėk, bėk.